politinis ir ekonominis žemėlapis be abejo keičiasi. Mes tokį tarsi vejamės bėgančio katino uodegą. Tikimybė keičiasi. Trumpu laikotarpiu mes turime milžinišką neapibrėžtumą. Mūsų priekinis stiklas yra uždengtas. Kyla rizika užsimušti. Turime spręsti, ką mes darome savo automobilio viduje, tai yra Lietuvoje. Tam mums visiems reikia susitarti ir turėti viziją. Mes per maži, kad viską prieptume, mums reikia susifokusuoti. Turime suvokti, kad ekonominė mūsų struktūra reikalauja tolesnės reikšmingos ekonominės transformacijos. Šitoje vietoje mes nebelabai turim teisės ir galimybės atsilikti, nes konkuruojam su visom tom šalim, kuriuose jau dabar matome tiek tų technologijų taikymą ir tiek ir norą. Aš manau, kad šitos lenktynės dar tik prasideda. Laimės, manau, kad tikrai tie, kurie pritaikys. Tai norint tapti technologinę valstybę, mums tenka investuoti į tai, kas yra inovacijos ir švietimas. Vienas iš svarbiausių dalykų, ko reikia, yra gebėjimas pozityviai pasižiūrėti į savo pačių ateitį. Gebėjimas pamatyti, ką mes galime kontroliuoti ir iš to semtis jėgų įvykdyti svarbius projektus. Lietuva yra tikrai Europos žvaigždė. Mes augam nepriklausomai nuo didžiulio kliūčių ruožo, mes taip įsibėgėję. Mes tokią inerciją didelę turim, kad mes jau tai pradedam kristi, bet jau baigėsi. Ir nebėra kada nukristi ir vėl mes augam.